Į leidinio Druskininkų mėnuo redakciją kreipėsi buvusi Druskininkų Saulės pagrindinės mokyklos etikos mokytoja Džigita Tamošiūnienė. Moteris norėjo papasakoti, kaip vykdant švietimo reformą yra elgiamasi su mokytojais Druskininkuose. Pasak Džigitos Tamošiūnienės, mokyklos direktorė norėjo jos atsikratyti. Pirmiausia, mokytojai buvo sumažintas pamokų krūvis, valandas atiduodant kitai mokytojai. Be to, nesutinkant dirbti stipriai sumažintų krūvių, buvo įspėta, kad darbo sutartis bus nutraukta pagal darbo kodekso 129 straipsnio antrą dalį. Po ne vieno susirašinėjimo raštais ir savivaldybės administracijos įsikišimo bei patirto spaudimo, Džigita Tamošiūnienė šalių susitarimu nutraukė darbo sutartį. Džigita Tamošiūnienė situaciją komentavo taip. Druskininkus atvykau prieš 12 metų. Įsidarbinau Saulės pradinėje mokykloje pavaduotoja, kada buvo naikinama pradinė mokykla, Saulės pradinė mokykla reformavo į pagrindinę mokyklą. Tada išėjau dirbti į dalykinę sistemą, nors pradinių klasių mokytoja esu dėl klasių nebuvimo. Ir dirbu matematikos ir etikos mokytoja. Šiemet 12 metų, bet labai gaila, kad tenka išvažiuoti iš Druskininkų su didžiulė nuoskauda, baigiant 38 darbo metus pedagoginius. Vietoje atsisveikinimo šitoje mokykloje įvyko linčo teismas man. Mokyklos direktorė Siliūnienė balandžio 17 dieną įteikė raštą, kad dėl krūvio mažinimo bus sumažintas krūvis ir nesutikus dirbti, pagal sumažintą krūvį bus atleista pagal 129 straipsnio antrą dalį. Direktorė sutiko išmokėti 5 kompensacijas, kad turi praeiti 2 mėnesiai. Ir birželio 18 dieną bus nutraukta darbo sutartis. Bet gegužės 8 dieną, atėjus į mokyklą, iš ryto direktorė pakviečia į kabinetą ir pasako, kad aš nemokėsiu 5 kompensacijas. Paklausus, kodėl, motyvo nebuvo. Po savaitės advokatas man padeda parašyti raštą, įteikiamus registruotą laišką. Atsakymo negausiu, nuvykstu pas švietimo skyriaus vedėją paaiškinti situaciją. Vedėjas nuvyksta į mokyklą pas direktorę Siliūnienę ir antradienį atėjus į mokyklą randu naują pamokų paskirstymą. Nors 2 savaitės pamokų krūvio paskirstymas aš nedalyvavau. Klasė buvo atiduota kitai mokytojai Kadziauskienei. Ir tą antradienio rytą visiškai naujas pamokų paskirstymas. Man įdėtos 8 valandos ir klasė 3 valandos 11 valandų. Parašytas motyvas, kad reiškia palieka tą krūvį, jeigu nori pati išvažiuoti. Tada kreipiausi pas tarybos narį Bolį. Jisai aiškino direktoriai, kad reikia mums mokytojai atsiskaityti. Aš per tą laiką, nuo balandžio 17 dienos, turėjau permastyti savo pedagoginį darbą. Ir kadangi iškėliau tą problemą, įvyko konfliktas su direktorė ir buvo pasakyta, kad aš Druskininkuose darbo nebegausiu. Kadangi mano vaikai taip pat buvo Druskininkoje gyvenantis, išvyko į Angliją ir aš likau su anūku, todėl, kaip nekeista, likus iki pensijos 2 metam, turėdama 38 metų pedagoginio darbo stažą, tenka palikti Lietuvą. Palikti Lietuvą, kada mus vadina emigrantais, Lietuvos išdavikais, kad mes neprisidedam prie Lietuvos gerbūvio. Bet leiskit paklausti ir duoti tokį klausimą. Ką daryti? Kaip gyventi? Imti iš savivaldybės pakelį kruopų su kirminais, vaikščioti ištiesus ranką
kada turi darbo patirtį, kad turi kvalifikaciją ir tu tampi nereikalingas. Ir kada vietoje atsisveikinimo sudaro komisiją ir stengiasi brutaliu elgesiu Druskininkų savivaldybės juristė Vaivadienė atimti paskutinės uždirbtas 5 kompensacijas, pasakydama mokyklos mokytojams, kad tai mokytojų pinigai yra. Ne 5 kompensacijos turbūt yra svarbiausia, bet kaip žmogus atidirbęs, neturėdamas jokių priekaištų, turėdamas padėkas, turėdama dėmesį klasės tėvų, jokių nuobaudų, jokių įspėjimų, ir jis išvedamas iš mokyklos salės kaip nusikaltėlis į direktorės kabinetą linčo teismui, reikalaujant, kad atsisakyčiau tos kompensacijos. Palieku Lietuvą todėl ir druskininkus, todėl kad motyvas druskininkuose yra pasakomas toks. Jeigu tu prabilai, pasakei tiesą, tu neturėsi darbo, nes už tavęs stovi dar 10 laukiančių. Mokytojai bauginti. Visi bijo kažką pasakyti, todėl kad lieka gyventi čia. Druskininkuose į žmogų visiškai nekreipiamas dėmesys. Žmogus eilinis visiškai nereikalingas druskininkams. Ir nuoskauda, kada aš atvažiavau prieš 12 metų, kada įteikiau vedėjui metodininko kategoriją ir man vedėjas pasakė, ne, mums tokių nereikia. Reiškia, kvalifikuotų žmonių nereikia, turinčių kategoriją. Svarbiausia tylėti. Tylėti, nuleisti galvą, sėdėti ir laukti. Taigi, druskininkai, mokytojai, nebijokit, šnekėkit, prabilkit. Aš nors dalelę išvažiuodama už jumis išsakiau, kaip mokykloje yra elgiamasi su mokytoju. Kada atimamos pamokos, ateina pavaduotoja, koridoriai pasako, kad nuo tavęs yra nuo vasario 2 pusmečio atimamos pamokos, direktoriai nesugeba pasikviesti į kabinetą, gražiai su mokytoju pakalbėti ir pasakyti situaciją. Mes suprastume šitą situaciją. Mėly vadovai, jūs sakote, kad mes, kurie prabylame, už mūsų yra dar 10. Bet leiskite paklausti, o už vadovų, tas, kuris brutaliai, nemandagiai elgiasi, ar už jų nėra? Tas vadovas, kuris moka bendrauti su žmonėmis, kuris gali pasakyti, kuris pasisveikina su mokytoju, kuris neįžeidinėja ir padėkoja už darbą.